Labą dieną visiems, katrie mus girdi ir mato. Nu, bet tu lochų lochas. Jeigu žmonės žiūri televizorių, tai jie mato ir girdi automatiškai. Nu, abe elektros, tai tavo labą dieną, tai ne Krasnųjų armijų ir ne fortičkų. Nu, supratai? Supratai. Aišku. A vat man toks klausimas pasistojo, žinai, įdomu, kuom skiriasi vyras nuo bobos? Niekuom. Nu, bet va tuom ir skiriasi. Nu, man atrodo kitaip. Aš skaitau, kad vyras nuo bobos skiriasi tuom, kad boba negali užeit garažan. Nu, tu čia gal biškį per griežtai pavarėjai. Aš skaitau, jeigu boba daily blondinė ir atvažiuoja pas mus pasitaisyti savo Hyundai Pony arba Fiat Panda, tai gal ir padarysim. Aš tau padarysim. Nu, taiso jis tą Citroeną. Nu ir ten ta sfera hidraulinė. Jinai sprogo. A ten 75 atmosferos, tai jam pusė kaukolės ištarškino po visą garažą, smegenys išlakstė. A po to atvažiavo bachuriukai ir dar į galvą davė, kad nesutaisė mašinos. Liončikai! Ką? Liončikai, čia tu? Ko tu nori, dūra, koks Liončikas? Koks Liončikas? Nugi vyras mano, išvažiavo prieš 3 valandas, mašina pastatyta, iki šiol namie nėra. Tai gal dar pakeliui, dūra. Gal avarija kur pakliūna? Nu. Jėzus, mano gaidžiais man duras nestumkit. Žopai čiuoju, kad šį čia laka man. Ponička, matot, čia yra garažas. Čia techninės, kūrybinės minties dirbtuvė. Terpė. Ir ta jūsų frazė, kad vyrai visi vienodi, mus labai žeidžia. Jūs galvokite savo galvą. Savo pleiskanodą galvą! Neikit jūs, žinot kur? Visi jūs vienodi, visi prisigeriat ir visi tik vieno norit. Prisigert ir užsilipt. Tokios kaip tu užsiliptai tikrai nenorim. Voli čia dūra. Duos aš jums blemba dūra, svolačiais nelaimingi. O maniškis, tai va kur jis yra, Liončikas pareis, tai žinot kas jam bus? Šišio šonkolių kapitalinį remontą padarysim. O jums, svolačiai, gaidžiai jūs, jeigu dūrą stumit, jūs pamatysit, blemba, dar kas jums bus. Aš kaip užlipsiu, jeigu ant tavęs, va dūra. Isterikė. Einam toliau. Žinai, ir svarbiausia, kad nukentėjo dėl to, kad nepataisė mašinos. Tai bachuriukai jam dar lavoną pridaužė. O jo, majo. Tai, o čia apato tarpinė sproga, einam atgal čia. O čia Kaune buvo? Ne, čia Šančius. A kas čia buvo tokia? Nežinau. Turbūt Dievo tvarinys iš vyro šonkaulio. Nu, už tokias darbo sąlygas, tai mums turėtų pieną nachaliavai dalinti, ne? Jo, aš skaitau. Žinai, gerai, kad neišdavėm tų Liončiukų. Liončiukas ados nori, Dreba, peršakai visas. Von dar nupirksi, von į kioskas tai. Ot, vyriškas solidarumas už bobišką naglumą kiek stipresnis, ne? Aš tai skaitau, kad darbo sąlygos visiškai čia yra nepakenčiamos. Reiktų eiti į darbo biržą. Von alaus! Žiūrėkit, ką dar parodyti. Va. Sveiki, bedarbiai! Sveiks, tamsta. O, malačiai. Matau drausmingi žmonės. Turbūt iš kariuomenės komisuoti? Iš garažo. Jeigu reikia, galim ir į kariuomenę eiti. Nu, ten kadrų trūksta. O ponuli kada? Pašalpas kada mokės. Bus kada pašalpas. Ponuliai, jūsų klausimas mane labai nuliūdino. Nu, kur nuveisi Lietuva, kai nieks nenorės dirbti, o visi tik pinigus davai. Pinigus reikia užsidirbti, o ne kaulyt iš valdžios. Taip. Reiškia, yra didelis įvairių darbuotojų poreikis. Didelis poreikis. Tai jūs pasakykit konkrečiai, ko reikia. Mes nebijom nei jokio pasitraukt darbo, nei balto, nei juodo. Mes galim dirbti ir su popierium, ir su anglim. Kiekvienas darbas yra gerbtinas. Mums nebaisus netgi valytojos darbas. O, reikia. Čia Burekinė Aušros vartų gatvėje reikia valytojo. Eisit? Ne,
Taigi sakėt, bet kokio darbo. Nu kaip čia? Nu, matot, mes toj čeburekiniai esame vieną kartą pagėrę. Nu tai kam nebūna, jolki tau. Į biškį pasišiukšlino. Dar nepraėjo senaties terminas, mes ten negalim rodytis. Va, susirgo pagrindinis Vilniaus ir apylankių išblaivintojas narkologas. Užgėrė žmogus, reikia žmogaus. Na, bet kadangi jūs patys turit problemų su alkoholiu, tai... Tu ir gerai, nu tai nereiks įsijaust, žinosim, ką daryti. Einam, jamam. Jamam, tai aš jau. Ką čia šnekėti? Dar čia mokins gerti ar negerti. Pats gal ten darbe po darbo su savo kompiuteriu ir internetu gery vienas. Alkoholikas. O tai tau. Sportsmenas, rekordsmenas, Tour de France, geltona maikė. O daugiadienininkas. Kaip gelbėsim? Tai ką, gal mineralinio kokio? Tu durnas! Ne, jei bogu debilas. Tai jeigu žmogus gali gerti vandenį, tai jam ir iš krano sueis vanduo kaip iš mineralinį. Tu galvok, biški, ne, tikrai debilas. O, klausyk, gal jam agurkų rasolas sueis. A gal ir agurkų nunešim žmogui? Nu, čia žinok raspingeistva. Nors bendrai, išgers, išsibesdės. Išsišyks. Gal ir pramuš? Gal ir pramuš. Alaus? Ne, nu tu tikrai durnas. Mėtyt pinigus, eik tu ant kažkokio... Nu, bet jeigu ant kobros, klausyk. Ну, ты знай, bet неосторожный. Похмел приводит к повторной пьянке. Jo. А myžalus gerti, žinai, kaip myžalus gerti. Jo, tas silpna. Stopkė jamam. A jeigu nestopkė, o šitas gi... Banėtsa. Bet patys, ne. Ne, mesgi einam dirbt, o ne gert. Labai ilgai kapsi. Ilgai. Gal padarom, kad nelabai ilgai kapsėtų? Padarom. Gerai nugalėjo. Chronibalas kakarinę paleido. Gal įpilam Chronibalui? Ne. Iš pachmielo reikia, žinok, palaipsniui išeidinėti. Durnas tu palaipsniui. Einu aš bumbulą išspausiu. Palaipsniui. Nu, tėvelis, nebijom rasoliukas išger... A tu dar norėjai jam šnapso duoti? Papai, Česlavai, pas juos pabaliaus pilnas refrigeratorius, gero maisto valgyk. Ale tas atrodytų žmogus rimtas, nu, pasodino šitą medį, užaugino tą namą, pasodino sūnų, o durnius, atrodytų rimtas žmogus, nu, viskas, šaldytuvo pilnas, a ką alkoholis daro? Bėda. Visiška bėda. Degraduoja degradas. Degradas. Ai, klausyk. A davai dar padarom čirkutę? Minties. Klausyk, Česlavai, mes visko turim. Plotas yra, vodkas yra, pilnas refrigeratorius maisto. Reik prisikviesti bobų. Ne, negalim prisikviesti jokių bobų. Pas į bobą iš darbo pareis ir mus užpakuos. Varom pas studentkas į bendrabutį. O, pas kokias? Pas teisininkės ir pas muitininkės? Who gives a fuck? Who gives a fucking fuck? Ai. Nu tai, čiau, Chronibalas.
Buvo malonu susipažinti. Tai baisu, ne? Baisu ant pachmo. A man kai būdavo baisu, žinok, kartais atrodo, kad nuogas Brazauskas pas mane į lovą lenda. Chronobalas, nieko baisaus. Tu čia myk nemykęs, bet situacija tai gerbk. Tokių kaip tu Chronobalo ant Lietuvos tūkstančiai, o išblaivintojai tik tai 2, mes. Klausyk, Chronobalas, tu rasolo 3 kartus per dieną pavalgamo šaukšto pavalgio. Nu ir dar vietoj žvakutės susikišk ir... Nu jo, vaistus neskanu gert, betgi pats irgi nedėtski sat. Viso gero. Jūsų laiškai, laiškučiai, korespondencija. Išties daug rašote, ištisas pluoštas laiškų nugulė mūsų stalų. Šį kartą apžvelgsime laiškučius, kurie nesusiję su medicina, todėl išsiversime be daktaro Šiknavicko. Kągi rašo mums nuolatinis mūsų žiūrovas Algirdas iš Antakalnio pašto, Turniškių kaimo. Dažnai vaikštau po laukus ir miškus, byloja vyriškis. Ir dažnai su šlampu batus, stebisi Algirdas. Jie būna šlapi ir smirda, kelia antakį vyriškis. Kaip man juos greičiau įsidžiovinti, kruša mums smegenį Algirdas. Batai būna šlapi dėl to, kad jie sušlampa. Sušlampa elementariausiai. Nu, smirda, todėl, kad jie būna drėgni. O drėgmė tai yra gera terpė veistis bakterijoms, pelėsiui, strepfilų kokui, koprofagui, lasdelėms, visokiam šūdams. Nu, o kaip jas išdžiovinti? Iš bočių pasakojimo žinome, kad drėgmę geriausiai sugeria kas? O, jau matau teisingą atsakymą. Taip, tai bulvių traškų tarkiai. Svarbiausia į jūsų batą iš pradžio pritarkuoti smulkių bulvinių tarkių. Tarkuokit. Neskubėkit, mūsų kulinaras. Na kągi, bet tai dar nėra viskas. Po to dedame jauno paršiuko rankutę įdarytą vištų išmatomis. Patraukite tarkį. O, kaip skaniai. Skaniai kvepia iškart kvapas po visą mūsų virtuvę. Atsiprašau, garažą. Pragrūskit. Pagrūsit, patapliojat. Pašakinėsit su šiknutė. Dar palaukit. Sugrūdam, taip. Ir dedam visą tai ant mūsų fritiūrinės tosterinės. Įjungiame silpną ugnelę ir paleidžiam ant 5 romėniškų minučių šildytis. Kepti. Seilė gurginasi negaliu, nesulaukiu. O, tai gero apetito ir smagaus vaikščiojimo. Kągi, jūsų batas bus sausas, batis būtis tiesotus, na, o jūsų koja dėl jos kvepės senos babytės kūgelių. Bet tokiu atveju džiovinti batus reikėtų, jeigu ruošiatės vakarieniauti dviese. Jeigu laukiate svečių, tai pasimkit kerzinius batus. O jeigu ruošiatės baliui, jūs išgelbės tik tai žvejo batų džiovinimas. Skanaus apetito žmogai. Sveiki, bachūrai! Sporto rubrikoje sportiniai šokiai. Parketo karalienė. Šokių būna įvairių. Rumba. Čia. Kokių ten dar būna? Lambada būna. Bet svarbiausia reikia žinoti, kad būna šokiai arba lėti, arba greiti. Per greitus šokius tai daug suprakaituoji, gali smirdėti ir nepagraibai bobikių. Todėl mes pasirinksime lėtus šokius ir man talkins Boba, kadangi Bobos neturime, tai turime poną Bronvaišį ir jis parodys, kaip reikia šokti. Padaryk reveransą, gaidį. Šokis prasideda nuo mandagaus damos pakvietimo šokiui. Sėsk ant suolo. Tada tu vaikštai, toks bachūras, išdaužiau gaidžius. Įžiūri, kokios žiurkės sėdi ant suolelio. Išsirenki kokią vieną gražesnę, prieini, sakai, neužimta čiosą, nori pašokti. Tai sakai tada, einam šokiui. Aš sakau, o ko tu rauniesi, reikia bachūrus visus gaidžius išmušti, kad normaliai vietos pabūtų. O tada, vieną nustumi kitą, paėmė, sakai, einam. Tada paėmė į medliakui apsikabini į šokį. Svarbiausia, per lėtą sportinį šokį reikia apgraibyti. Ar pas panelę lifčikas užsektas ar neužsektas, ar stringai, ar pantalonai, kaip aš šitą gaidį. Po to reikia klausti, koks tavo vardas. Aš esu Bronius.
Togi Boba vaidinė, durniau. Aš esu Bronislava Ramanauskienė. Bronislava, einam po laiptais pasilaižysim. Galim čia pasilaižyti. Čia buvo žurnalas vyrams Ragai. Dar vienas jūsų laiškas, rašo Vytautas VC Mičiūrinas iš Kačerginės. Ir mūsų klausia, kaip paskiepyt obelį obelėlą. Mat jis turi sodą, tačiau jo medžiai neturi imuniteto. Ir dažniausiai rūdienio metu dažnai serga ir meta lapus. Medžiai be lapų, kaip Bobovskio mato. Tai kągi patys matote, kokie yra dideli rūpesčiai su tais medžiais. Pirmiausia, reikia nusipirkti 3 samdieną učastką, dėrėtis dėl kiekvieno pusmetrio su kaimynu, prisodinti medžių. Po to reikia gauti vagiančius vaikus ir suleisti jiems svaigų nuodų. Po to reikia gudriai išstatinėti slastukus kurmiams. Po to reikia purkšti ašarinėmis dujomis žydinčias obelis ir dėl to konfliktuoti su kaimynais ir kompensuoti jiems kiekvieną padvėsusią bitutę ir taip iki visiško išpratėjimo. Ponia VC, saugit savo nervus. Nusipirkit abalių ir jeigu norit juos valgyti, juos skiepykite pats. Kam savo sunkinti gyvenimą? Eikime tiesiausių kelių. Užuot skiepiję obelį, skiepkime tiesiai patį obolį. Kolega, pabūkite man už daktarą Šiknavicką, prašom. Paimame Sabonio išmeros špricą su vaistais. Įskiepijame abaliuką. Kaip iššykinę, prašom. Dedam. Opa. Kaip į subinytę. Suleidžiam vaistukus. Kenčiam. Na ir skanaus apetito. O valgykite į sveikatą. Jums nieks negresia. Antanėlis kaip sisiukas. Ką yra? Jėzau. Duokit, kaip, kas yra? Fu. Matot. Nu, ką padarysi? Vaistai neskanu, bet užtat kaip sveika. Nemniuku. O dabar tradicinė mūsų rubrika, kaip pakabinti dailiosios lyties atstovę. Jo, šiandien išsimokinsime, kaip reikia susidraugauti su savo gyvenimo ir meilės drauge iš menų pasaulio. Iš balerinų terpės. Iš kokios dar terpės? Pas mus kieme balerinomis vadindavo vištas iš gastronomo, kur tokios kūdos, tokios melsvos, su laibom Pasižiūrėkite, gemeldžiamasis, į savo paties veidrodį. Jūs pats atrodot kaip gaidys iš gastronomo. Gerai, bet apie viską iš eilės. Hilo, aišku, pirmas klausimas, kur tą baleriną surasti. Tik nebūkite naivus ir negalvokite, kad jos iškoti reikia eiti į baletą. Balerinų cindaug, bet žiūrovų dar daugiau. Ir didžiulė tikimybė, kad jas jau nusižiūrėjo teatro meno vadovas. Atsiprašau, todėl nepatsimdėkite ir suraskite salę, kur balerina repituoja. O dabar pagudrausime. Įdant jinai pagalvotų, kad jūs irgi baleto artistas ir prisileistų jūs visai arti savęs, pabandykite priimti kokį nors jūsų išvaizdą priminančio personažo pavyzdį. Pavyzdžiui, spragtuką. Ir tik nevaržykite savo fantazijas. Paieškokite jūsų personažui spragtukui tinkamų judesių ir detalių. Neužsiciklinkite ir nepergyvenkite. Jeigu balerina neeina ant vokiečių tautosakos personažo spragtuko, pabandykite sniego baltumo gulbiną. Viena smulki, bet esminė detalė. Jums reikės baletui skirtų kelnių, kurias privalėsite apsimauti. Iš bėdos tiktų baltos moteriškos petkilnė, bet geriau būtų šiltus po kelninės kelnės liaudzijoje vadinamos kalisonais arba gacais. Svarbi pastaba. Minėtų kalisonų nereikia imti iš dėduko spintus arba pirkti dėvėtų trusikų parduotuviai Humaną, nes jų baltumas bus netinkamas gulbinų iš Gulbių ežero. Skylė ant džopos išduos kalisonų kilmę ir jūsų ketinimus.
Ir net dabar nepulkite į deprisuchą. Jums liko paskutinis ir svarbiausias koziris – špagatas. Špagatas yra neatsiejama kiekvieno baleto dalis, reikalingas ir naudingas, kaip montirovka v garaže. Kada, jeigu ne dabar, pats tinkamiausias momentas jo pasinaudoti. Pasinaudokite špagatu ir gyvenkite su savo Žizel ilgai ir laimingai. Tas Zbignius. Tai va, kai sakoma, viskas vyrams gerai, kas vyrams gerai baigėsi. Salevyt. Nu, žinai, aš ten saliam blogai vienam žmogui taisiau, žinai, atsisuka, įkrito į burną. Įsuvalgiau! Vyrai, Jėzus mano, nepykit, kad taip aš jumi apgaliojau, žinokit, bet grįžtų namo, mano Liončikas taigi indus plauna. Tai matyt, 2 savaitės gėrė ir namie nebuvo, tai dabar pataikauna žmonai. Ne, tik tai 3 paras. Bet jis, žinokit, labai pavydus pas mane yra, taigi bijo, kad ragų neužstatyčiau. Ai, jūs visi kitokie, nu. Mes ragų nebijom, mes ragais didžiuojamės. Durat. Jauni dar. Biški neponiau. Čia jį dėl tų ragų. Mus čia pagaidino, pagirt norėjo. A fik suprasi tas bobas, visos jos yra vienodos. Kągi, čia buvo žurnalas Ragai. Wow. Liončikas, alaus? Geras žmogus.